ląstelėse svarbu yra kokios planetos, kokiam ženklė, tik tai aišku svarbu, ne? Saulės kanalas čia kalibruoti ekspertai yra. Mes paimam ten, kur stovi Saulė, kadangi tas kanalas yra ir taip stipriausias pas žmogų, mes tą stipriausią kanalą jam dar pastiprinam. Kas tai reiškia? Va, tai eina, jeigu aš jau kaip stygą piešiau, tai va, eina iš žmogaus, va, tas kanalas eina styga, kuris su pasauliu jį ryša. Ir ta styga, jinai va, tokio dydžio, jinai su tokio dažniu gali vibruoti ir turi savo amplitudę. Taip, jinai negali garsiau su tokiu dažniu vibruoti. Jinai tiesiog suplyš, jeigu stipriau mes ją ten va čia maksimumas stipriau mes ją norėsim pajudinti, kad garsiau skambėtų, jinai pukšt ir suplyš. Tai vat pas kalibruotus ekspertus mes tiesiog paimam ir tokiu pat lygiai, tokiu pat stygų kaip monochordė tam instrumente. Mes jam per tą kanalą vat padedam, kad būtų daugmaž 1000 kartų daugiau jis gali tos energijos pravesti. Visas kitas planetas savo vietose lieka. Nieko kito mes nejudinam. Bet kas tai duoda, kad tas žmogus gali gyvenimiškose situacijose tiek energijos niekada niekur jis negaus. Faktiškai jo konstrukcija tokia, kad jeigu tos saulės energijos pasaulyje daugiau negu jis gali išlaikyti, jis miršta tiesiog. Neišlaiko, čia gyvybinė pasipriešinimas. Aišku, ekspertas kalibruotas, jis nuo saulės nemirs, kaip čia pasakyti, tokiuose situacijose, nuo kuriuose miršta paprastas žmogus, jis lengvai, jis net nepastebės, kad ten buvo per stipriai. Bet realiai gyvenime tokių situacijų nėra. Labai retai, vieną kartą jums gyvenime tokia situacija ateina. Bet aikštelėje atsidūręs tas žmogus patenka į tokius režimus, kurių gyvenime nėra. Labai stiprų. Taip, jis ten patenka į situaciją, kuriai tikrai žmogus, pavyzdžiui, numirs. Taip, žmogui mirtina lyga, ekspertas išeina ir ten pasijungia. Tai jis ir numirtų, jeigu nebūtų kalibruotas. Taip, jis kalibruotas, jis gali per save praleisti labai didelis energetinės srautos. Tada jis gali prisijungti prie tų žmonių, jiem tos energijos, iškrauti iš jų, pakrauti, sumadėliuoti tokį procesą, kuriam energetinis kiekis bus ten 100 kartų daugiau, iki 1000 kartų. Padaryti tokį modelį, prasukti tos energijos. Žmogų, jeigu jam tas energijos tiek prasukti iš karto užmuštų, tai, o modelį tas procesas padarytas, viskas kaip, ne per tą žmogų, o aplink, per aikštelę, per ekspertus. Ir mes tada galim ten tą laiką jam, pavyzdžiui, kad jis greitai ten per 1 minutę ten savo kažkokią mirtiną lygą persirga ir ten pasveika. Pavyzdžiui, mūsų vėl kas domina? Pasveikti, pavalgyti, pasimylėti. Tai aišku, mes tokius darbus darom irgi nemažai, kai su lygom kažkokiam dirbam, mes paimam tą lygą kaip bendrą principą kosminę. Problema ne ta žmogaus, kad jis serga kokio ten, nežinau, ten, ko nors negera, cerebraliniu paralyžium, pavyzdžiui. Kas tai kokia esmė to cerebralinio paralyžiaus, kas čia per klaida? Tai Dievo lyga tokia. Paimam ir mes tą problemą žiūrim, modeliuojam.
bandom ją. Ir kadangi mes tai modeliuojame, mes tam žmogui galim jį kaip, prasukti jį per tą lygą, kažkaip apvesti ją aplink, kad tą žmogų jinai neužmuštų, nekankintų. Bet, mes tai darom kaip šalutinis toks poveikis. Ir dirbam mes kaip su principais, o ne su žmonių lygom. Tai ir ekspertai kalibruoti, jie kiekvieną savo kanalą turi. Ten avinas savo. Ten avino energetikos gali praleisti prireikus 1000 kartų daugiau. Tokių krūvių neduoda niekada, nes čia jau jam riba, jis gali ir numirti, jeigu tiek gaus. Bet faktiškai mes galim procesą ten iki 1000 kartų galingesnį negu paprastam žmogui leistina sukurti. Čia paėmam tokių avinų kalibruotų, čia paėmam jaučių kalibruotų, kurie tų energijų 1000 kartų daugiau gali praleisti. Ir mes modeliuojam, mes darom visiškai kitam energetiniam lygiai, darom kažkokį procesą. Kuris ten kažkokiai molekuliai, kažkokiai ląsteliai, kažkokiam vienam organizme eina, bet tas procesas aikšteliai 100 kartų stipresnis energetiškai. Tada mes čia kaip mikroskopas padidinam viską ir darosi žymiai lengviau su tuo operuoti, kažką daryti. Tai ir čia tik tai kalibruoti ekspertai, Saulės kanalas jam pastiprintas. O visas kitas, ta prasme, gyvenime toks ekspertas kalibruotas, jis jokio skirtumo, jis nejaučia. Jis, aišku, dirbant aikšteliuose, jis gauna įvairių savybių, bet ne dėl to, kad kanalas stiprintas, jis tiesiog mokinasi ten kažkaip. Kitaip moka judėti, kitaip moka pajausti, o taigi bazė, mūsų gyvenimas tai ir yra judėjimas. Judėjimas esmė, kas gyvo nuo negyvo skiria. Gabumas, mokymas judėti. Tai ant kiek sudėtingai tu gali judėti, ant tiek sudėtingai tu ir gyveni. Tu išmoksti judėti kitaip, kaip tu nemokėjai judėti. Tai tu gyveni kitaip, kaip tu nemokėjai gyventi. O kadangi aikšteliuose ekspertai gauna gyvenimo harmonikos, judesio harmonikos labai sudėtingos, kaip čia pasakyti, kaip Dievas judėtų, būdamas šitai vietai. Jie per save praleidžia, kiek kūnas ten leidžia, tai, atabrazyti, kaip čia atvaizduoti, tiek jie ir atvaizduoja. Bet atvaizduojant kitos harmonikos, vis tiek jie tą kūną prie tų harmonikų, prie to lygio kelia kūną ir pradeda sudėtingiau judėti. O tai duoda jam gyvenime žymiai tobulesnė jau reakcija į viską. Tai vėlgi nereiškia, kad jie pradeda gyventi kaip dievai, bet jie turi potencialą šitą. Patenka į situacijas energetiškai stipresnės, jie gali pasielgti jau kitaip. Dabar klausimas, kur paimti tokių situacijų. Nėra kur paimti. Ta prasme, ekspertas, jis paruoštas gyvenimui žymiai sudėtingesniam pasauliui, negu mes gyvenam. Paruoštas. Patekęs į tą pasaulį, jis tikrai ten adekvačiai gyvens. Jam nebus kažkokio, ten netruks nieko. Kaip suprantat, bežionė, jeigu patenka į universitetą. Taip. Ir ten valgykla, ir tualetas, ir auditorija, ir kiti studentai, ir tai beždžioniai reikia būti sudėtingesniai, kad adekvačiai, kad jie iš ten neišvežtų į zoosodą arba nenušautų ją iš karto į vietai. Tai ta beždžionė, kuri jau moka elgtis kaip
ir tai paskaitai sėdėti, ir medžiagą suprasti, ir valgyklai valgyti, ir tualetė teisingai viską padaryti. Tai ekspertas, va toks, va jis žmogus, kuris jau pritaikytas, harmonizuotas, egzistuoti, gyventi pasauliuose aukštesnių lygių. Nu, kaip čia pavadinti, nežinau, rojui gyventi. Kodėl jie gyvenime gyvena kaip ir visi? O todėl, kad kur čia rojų paimti. Jeigu tu tą bežionę išmokysi valgyklai valgyti su šakutė ir peiliu ir jinai eisi tos džiunglius, tai jei ten nėra nei šakučių, nei peilio, net tokio maisto, kurį taip reikia valgyti. Jinai vėl pradės elgtis kaip savam pasauliui reikia. Tai ekspertai atsiduria tokiai situacijai. Jie seminarė aikštelėse dirba pasauliuose aukštesnių lygių. O po to, aikštelės pasibaigė ir jie savybės potencialiai turi. O pasaulio to, kur tas savybės pateikti, nėra. Tai tai yra mūsų viena iš svajonių, iš tokių tikslų. Pastatyti pasaulį sudėtingesnį, pastatyti, padaryti, kad mūsų pasaulyje tų savybių vis dažniau prireiktų. Mes rodom, žmonės gali taip gyventi, žmonės gali tokiais būti. Prašom, pažiūrėkit, paprasti žmonės, jie gyvena, jie gali gyventi kaip dievai. Gali bežionės eiti į universitetą mokytis, nieko tokio jie ten nepadarys blogo. Davai padarykit mum tada kitą pasaulį, kad jame mes galėtumėm būti tokiais. Tai Indigo programa ir daro. Mes turim pakelti žmonijos lygį, išrasti, kaip gali tas žmogus elgtis, kur jis gali eiti, kokiu jis gali būti. Ir tada pagal šitą mūsų pasaulio struktūra keisis. Jinai ir taip keičiasi dabar labai staigiai. Faktiškai mes jau rojui gyvename, ne? Palyginus kaip prieš 50 metų buvo. Prieš nesakau, prieš 100 ar prieš 1000 metų. Tai mes truputį einam, kaip prieki. Tai nuo šiuolaikinio žmogaus mes sunku įvertinti ten 100 metų, 10 metų, bet ekspertai jie kažkiek nuėję į priekį, ieško kaip gali būti žmogus harmoningesnis. Kitaip juda, kitaip jaučia, kitaip mąsta, kitaip stato savo veiksmus, likimus sudėtinguose pasauliuose, kurie reikalavimus stato žymiai didesnės. Tie ekspertai pateikia tas savybės. Tie, kas gauna tą žydrą karaliuką, jie tam tikrą lygį, tam tikrą rinkinį savybių įgauna. Kas gauna tą naują ekspertą karaliuką, tam tikrą, kaip paketas savybių. Tokių savybių rinkinės, tokių savybių rinkinės. Aišku, būtų žymiai smagiau, maloniau turėti bent jau kaip ir modeliuojame viską, modelį to tobulesnio pasaulio. Pastatytumėm kokią ašramą, kur mes jau gyvensim kaip būsimam pasauliu, tais pačiais principais. Tai ir einam prie to, jau po truputį, jau žemę dabar turim ašramai, jau kažkaip pasivaikščiant ten, pakvėpavom tų oro, čia galėtų būti šitas, čia šitas, gal vasaros seminarė. Kaip anksčiau mes prie uolos važiavom, galim
po seminaro ten kokį savaitgalį su palapinėm tą vietą suvažiuoti, ten pagyventi, pasvajuoti kartu. Čia irgi modeliukas toks, tai visi ašramai, tokie vat modeliukai geresnio pasaulio, kaip galėtų būti, vat, tokios sąlygos, reikia tvoros aptverti tą ašramą, ar tai vienuolynas, ar tai kas, kur žmonės gyvena kitaip, mąsta kitaip, dirba kitaip, santykiai jo kitie. Tai mes gal apsieisim be aukštos tvoros, bet vis tiek tokie modeliai. Jeigu sugebėsim sukurti, bus labai faina. O dabar taip, ekspertai atrodo, jie jau konstruktyviai kiti, taip, o likimai jų nėra kur pateikti savybių. Kaip žmogus ten perka kokią zaparažietį ir važinėja su juo. Ir yra ženklai, čia 60, jis 60 važiuoja, čia 90, jis 90. O kitas perka ten kokį ten Lamborghini, kur ten gali 360 važiuoti. Ir kas, ir kur jis važiuos? Niekur. Suprantate, potencija yra, o sąlygų nėra. Jau reikia tokių pasaulio, tokių kelių, tokių aplink, kad būtų tokių pat, nes jeigu visi aplink zaparažiečiai, tu ten įsibėgi 360, o čia visi 70 vos išspaudžia, tai tu ir pats save sužalosi ir visus aplink. Tai dabar toks etapas. Žmonių naujų mes jau prigaminam nemažai, o pasaulio tokio dar turim tik, kai aikštelė įsijungia. Tai O kažkaip labai geras su jumis. Ir vakar irgi taip sunku buvo namo išeiti. Gal nuo čiužinių seminarinė tokia ateina, kad toj mes truputį pakalbėsim ir paleisim, ką nors aikštelę įjungsim, ne? Tai ačiū.